Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Štai mes jau turime 24 metų pabaigą. Praėjo lygiai 10 metų nuo istorinės automototechnikos žurnalo Retromanai pasirodymų. Priminsiu, jis pasirodė 14 metais. Ir štai mano rankose yra naujausias 22 numeris. Čia gaunasi į metus po 2 numerius. Na, taip jau gaunasi. Tokia mūsų galbūt rinka. Bet ačiū, kad skaitote. 10 metų vis dėlto parodė, kad mes reikalingi, įdomus. Straipsniai nesusilaukia labai daug kritikos, bet susilaukia labai daug pasiūlymų ir įvairiausių pastebėjimų. Tai mes bandome juos reaguoti, atkreipti dėmesį ir, žinoma, patalpinti tai, kas yra įdomiausia. Pirmiausia, tai, kas yra įdomiausia Lietuvoje ir susijęs su automototechnika. Tai šiais metais naujiena numeris 1. Tai Klaipėdoje atsidaręs muziejus, Memel automuziejum. Ir čia būtent yra patalpintas tikrai nemažas straipsnis, toksai didelis, su iliustracijomis, su pačiu valdytojų įkūrėjų, fondo valdytojų įkūrėjų. Čia nuotraukų daug įdėta, aprašymai, vienu žodžiu, tikrai pamatysite ir žinosite, kaip gimė mintis kurti šitą muziejų, kad jisai yra dar ir kitame muziejuje, tai muziejus muziejuje. Bet apie visą tai jūs puikiai galite pasiskaityti žurnale Retromanai ir, žinoma, kuomet lankysitės Klaipėdoje, būtinai aplankykite Memel automuziejų. Tai labai įdomi vieta. Ten jums tapkutes duos, pasijausite kaip namuose, kaip labai jaukioj aplinkoje. Man ten be galo patinka, aš ten esu buvęs jau kelis sykius ir dar tikrai norėčiau apsilankyti. Tai apsilankykite. Taipogi yra didelis straipsnis apie autobusus Ikarus. Tai būtent jų susikūrimo istorija. Nuo ko viskas prasidėjo, kodėl jie buvo tokie populiarūs pas mus, tuo metu tarybinėje Lietuvoje. Būtent štai tokius geltonai oranžinius visi jūs didžią dalimi turbūt puikiai prisimenate. Ir aš prisimenu, ir čia yra žurnale taipogi istorija apie vieno tokio restauravimą istoriją. Ir apie pačius visus autobusus, apie visą jų istoriją. Žurnale taipogi yra nauja tema apie retro klasės kartingus. Tai yra būtent toks čempionatas vyksta ir kas nežinojo, galės puikiai susipažinti, kas čia per čempionatas, kokie varikliai, kubatūros, koks formatas, panašiai. Taipogi, žinoma, negalėjome pro šalį praeiti pro pasaulinį renginį, kuris vyko Vilniuje, FIBA Norvegijos, Šiaurės šalių bei Baltijos konferencija, kuri vyko Vilniuje 24 metų lapkričio mėnesį. Tai čia mes truputį apžvelgėme būtent, kas vyko, kokie tikslai pasiekti ir kodėl būtent Lietuvoje vyko 24 metais. Taipogi mūsų nuolatinis skaitytojas bei straipsnio rašytojas Gintaras 24 metais keliavo su Moskvič automobiliu į Graikiją ir aprašė būtent savo kelionę. Jo straipsniai visiškai skiriasi nuo redakcijos straipsnių ir nuo kitų autorių straipsnių ir tai kaip tik priduoda tam tikro smagaus žavesio. Tai Gintaro Maksimavičiaus straipsnį prašome paskaitykite, pamatysite, kaip žmogus nuoširdžiai ir sistemingai keliauja po pasaulį su savo moskvituku. Kartais sugenda, kartais ne. Visokių istorijų ir nuotykių būna. Smagu už tai prisiminti. Na ir kaip žinia, 24 metais mes Lietuvoje turime 50 metų jubiliejų Lietuvos oldtimerių judėjimui. Štai, didžiulis straipsnis, jisai yra paremtas tiek vieno iš įkūrėjų prisiminimais, tiek Liucijaus Uslavičiaus prieš 20 metų parašytų nuostabių straipsnių apie Rieduvai 30 metų, kuomet buvo. Na, o mes visą tai sujungėme, įnešėme savo nuomonę, ką mes apie visą tai galvojame. Priminsime, jog prieš 2 metus mes tokią apžvalgą darėme Latvijos oldtimer 50 metų jubiliejui, dabar darome Lietuvos oldtimer 50 metų jubiliejaus apžvalgą ir po 2 metų, ko gero, darysime estų apžvalgą. Taip, kad šitas straipsnis vieniems galbūt patiks, kitiems mažiau patiks. Dėl ko mažiau patiks, nėra tai labai jau gražiom spalvom nupaišyta mūsų visa istorija. Beje, mes nesistengėm jos nei pagražinti, nei dar kažkaip tai užtušuoti nelabai gražius
tokius, nežinau, likimo posūkius, ar čia istorijas, kaip čia be pavadinsi, bet buvo tai, kad mes lietuviai nesukūrė muziejaus, Latvijai kaip po Rygos moterų muziejų tokį sugebėjo sukurti. Vėlgi jų muziejaus sukūrimo pradžia yra nuo klubo AAK Latvija, antiklubo Latvija, mūsų kaip ir Lietuva, bet jie sugebėjo sukurti, mes lietuviai nesugebėjome, kuomet pradedi gilintis ir analizuoti, kodėl taip įvyko, ne kitaip, pašnekis su tuo meto liudininkais, su tuo meto Lietuvos ir kitų sekcijų atstovais. Na, patys žinote, man čia nereikia jums pasakoti naujienų apie didžiulį susiskaldimą ir tokį nepasitikėjimą, kuris dėja yra išlikęs iki šių dienų. Na, turime kaip turime, mes esame jau tokie lietuviai, tai čia su to turbūt tenka susitaikyti. Apie tai viską paskaitysite straipsnėje Retromanai 22 numeryje. Taipogi mums straipsnį atsiuntė FIVA techninės komisijos vadovas Timo Vortijo apie Normandijoje švęstą 80 metų jubiliejų išsilaipinimui Normandijoje atidarius antrą frontą, begalė karinės technikos, puikiai išpuoselėta, panašiai mes čia aprašėme. Taipogi redakcija lankėsi Ukrainoje, kaip žinia, ten yra, mes jau truputį anonsavome, yra atsidarę net 2 muziejai, tai vieną muziejų mes būtent ir aprašome, kaip jis atsidarė, kas įkūrėjas ir kodėl būtent karo metu jis buvo atidarytas. Taipogi, besilankydami per 35 metų jubiliejų, kuomet vyko Baltijos kelias, mes su komanda truputį buvom išsukę iš kelio, užsukę į Järvą, Jelnį esantį muziejų, kur savininkai jo nevadina muziejumi, vadina senovinių automobilių prieglaudą. Apie tai mes esame rašę, eksponatai ten tokie liūdnoki stovi, bet yra labai daug smagių kregždučių pranešančių, jog taip, jau ten yra ne tik prieglauda, bet ir jau muziejinė veikla. Ir ypač, kas liečia gaisrinę techniką, priešgaisrinę apsaugą, tai ten jau yra iš tiesų ir ką pamatyti, ką pasižiūrėti, technikos, eksponatų. Taip kad prieglauda, savininkai ją taip vadina, bet mes norėtume vadinti prieglauda brūkšnelis muziejus vis dėlto. Taipogi aprašėme renginį vykusį Anykščiuose, Retro Anykščiai. Senai Anykščiai jau nebuvo matę tokio renginio, pabandėme padaryti, tai žiūrėsime, čia bus tradicinis ar netradicinis, apie tai vėlgi mes rašome. Mūsų teisininkai, nuolatiniai teisininkai Dabkevičius ir Baltrušaitis advokatų profesinė bendrija mums teikia konsultacijas vienais ar kitais teisiniais klausimais, kas liečia Alzheimerio veiklą, judėjimą, tam tikrus teisinius niuansus, tai jūs gerbiami skaitytojai taipogi turite teisę į juos kreiptis ir jie yra nenaujokai, kas liečia būtent transportą, su transportu susijusius visus įvykius, tiek avarijas, tiek kitas negandas, kaip sakant, geriau pas juos nesikreipti, bet jeigu jau bėda ištiko, tai tada jau kreipkitės būtent pas juos. Tai jie čia šiuo atveju taipogi teikia tam tikrą konsultaciją teisiniais klausimais, būtent susijusi su transportu. Taipogi mes buvom baisiai nustebę, kuomet per 10 metų mes ne vienam žurnalo numerį nebuvom aprašę lietuviško automobilio Micram istorijos. Tai mes ištaisome šitą klaidą ir aprašome, tuo labiau, kad automobilis 24 metais buvo naujai restauruotas ir jisai šiuo metu yra eksponuojamas viename iš muziejų. Kokiame muziejuje jūs galite taipogi rasti žurnale, perskaitysite, pamatysite. Na ir taipogi palėtėme nemažą įvykį, tai yra renginį Baltijos kelias 35. Mes į jį pažiūrėjome truputį iš kitos pusės, būtent pažiūrėjome per tą transportą, kuris dalyvavo lygiai prieš 35 metus taipogi tokio pobūdžio renginyje. Na, tik tai ne su transportu važiavo, o vežė žmonės į Baltijos kelią. Tai apie tą transportą, koks tai transportas, jūs taipogi viską čia galėsite pamatyti, paskaityti. Čia mes taipogi pateikime Baltijos kelio statistiką, kokie atstumai, kiek transporto dalyvavo. Tai jau yra istorija. Tai ir žinoma kviečiame į Retro mugę žiema, kuri vyks vasario 23 dieną. Taigi, ačiū skaitytojų, kad jūs esate, ačiū, kad domitės, nes dėka jūsų šitas žurnalas toliau yra leidžiamas, gyvuoja ir tikėtina toliau sėkmingai gyvuos. Ačiū ir sėkmės visiems 25 metais. Iki susitikimų renginiuose ir kitur.